Štai poniabudės iškasimai vyksta. Fermento poniabudės gyvybingas bus fermentas išstovėjęs 2 mėnesius, padarytas pagal senovinius papročius. Ir štai iškasimai vyksta. Ta poniabudę po to išpilstysim ir bus onkologijai gydyti, bus įvairiom ligom gydyti. O, vienas dangtelis malonu, išstovėjęs pagal senas tradicijas visas. O, pasimatė. Labai gerai, labai gerai. Pasukinėjant biškį į šaliukus. O, brangelį. O, liuks, lietelis. Oi, kaip fainai. Štai. Gyvybinga poniabudė, laukinė poniabudė miško. Tikrai gydys. Oi, koks gėris. Šitas pareina, svaikelis. Ir šita poniabudė labai gerai kovoja su prostata. Prostata vyra moterim gimda, gerai atgydo. Labai gerai sanariam, kraujagyslėm, širdžiai, gerai skrandžiui, žarnynui. Visų stilių parazitų žudo. Tiesiog valymas. Ir parazitas ir onkologija yra. Ir žudo parazitinius, onkologinius irgi. Navikų žudo, blogus, gerus, riebalinius, visokius. Gražu. Galingas mūsų kraštų, prosenelių, senelių vaistas. Nereikėdavo vaikščioti vaistinės, bėda iškilus. Gydydavo ir vaisingumo problemas, ir venerinės ligas neiškės. Daug ligų gydo. Ir va tokį tik įsiskleidusią randat, ieškot aplinkui, va žiūrėkit, radau. Va, kiaušinukas gražus iš karto. Mes ieškom iš karto aplinkui. Ir šitokios jau poniabudės neimam, jau mums tokia nereikalinga. Čia jau musytėm gyvūnam paliekam, gamtai. Ir va nuo jos jau sklinda sporai po visur ir nuo jos dauginasi toliau poniabudė. Jis nedings. Žiūrėk, kaip atsiveria takai. Žiūrėk ir žmonės, kas vyksta. Už tai poniabudę reik paknaisiut, reik pakasinėti. Žiūrėkit. Fantastika. Oi. Visur auga, supranti, čionais. Jeigu jinai jau auga aplinkui jo, tai tu turi jau čionais kojų nedėlioti. Tai realiai nieko nematai. Bet va, lapus va, paragredu žiūrėk, ras. Ir atsirado. Ir nubalo žemė. Wow, kokį išvertė gražu. Glostai. Jėzau. Tik tai žuok. Bus išpilstyta į va tokias gražias buteliukus. Ir taps poniabudė, kuri gydys ligas, kuri duos sveikatą, imunitetą kels, kraujagyslinę sistemą, kepenis valys, skrandį, žarnyną gydys. Plaučiam naudinga ir labai naudinga prostatai. Moteriam visus ciklus atstatinėja, menopauzę tvarko. Protėviai sakydavo 100 ligų gydo. Paprasčiausiai profilaktiškai jinai žudo daug labai bakterijų mumise ir mes veikstam. Juk kiekviena bakterija yra liga. Ir mes kaip valomės poniabudė valo, net cistų kiaušinėlius valo, negėmusi net jaunimą šluoja. Taip kad stiprus valymosi būdas, kuris pagydo daug ligų. Mūsų imuninė sistema yra kareivėliai ir tie kareivėliai žudo visus bakterijas, mikroorganizmus, viską žudo mūsų imuninės sistemos limfocitai, mikrofragai. Da ateina galinga poniabudė padėti mūsų imunitetui. Imuninė sistema iš karto sveiksta, nes poniabudės polisacharidai žudo įvairių stilių bakterijas ir mūsų imunitetas iš karto atsigaudinėja. Imuninės sistemos polisacharidai, polifenoliai stimuliuoja ląstelių, imuninės sistemos kareivėliai atsigaudinėja, širdies kraujagyslių sistema gerėja iš karto, kaulų raumenų sistema, nervų sistema, bendra energija labai gerai kelia bendrą energiją, pakelia tiesiog gyvybingumą, duoda gerą energiją, visą dieną jausitės gyvi nuo poniabudės. Taip kad gyvybinga poniabudė daug ligų gydo. Infekcinės ligas gydo visokias, onkologinės ligas, diabetą, metabolizmus, cukraus kiekį kraujyje, kas gerai cukraligė serga, skrandį, žarnyną gydo, širdį stiprina, plautį valo, inkstam gerai, akmenys išstuminėja, visų stilių parazitus naikina, parazitų cistų kiaušinėlių žudo. Žinokit, galinga poniabudė ir ypač
Profilaktiškai patariu gerti sausą kapsulėm, o kas sunkės ligas turi, geriam fermentą. Fermentukas nuo seno buvo protėvių vaistas gydyti sunkės ligas. Kas norės, turim.